Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Praėjusio amžiaus 70-ame dešimtmetyje Ferruccio Lamborghini traktorių verslas tiesiog klestėjo. Kaip ir daugelis turtingų žmonių sėkmę versle, Ferruccio nusprendė atšvęsti nusipirkdamas savo Ferrari automobilį. Tačiau nusipirkęs jis nusivylė. Jis manė, jog automobilis galėtų būti geresnis. Dar daugiau. Jis netgi žinojo, kaip automobilį padaryti geresniu. Būdamas lojalus Ferrari klientas, jis nuėjo tiesiai pas kompanijos įkūrėją ir savininką Enzo Ferrari. Ferruccio pareiškė Enzo, jog jam patinka automobilis, tačiau jis turi keletą patarimų, kaip automobilį padaryti dar geresniu. Tačiau Enzo pažvelgė į Ferruccio ir pasakė, kad jam nereikia traktorininko patarimų. Ferruccio nepasiuntė Enzo, kur vežiai žiemoja, ir nespjovė jam į akis. Jis nusprendė jam atkeršyti kitaip. Lamborghini nusprendė pats sukurti aukščiausios klasės galingą sportinį automobilį ir parodyti Enzo, kokį talentą šis prarado. Štai taip atsirado itin brangių itališkų super automobilių gamintojas Lamborghini. Iš pykčio. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.